Aš važiuoju, gal bėgu jau kokias geras 7 minutės. Žmogus dar manęs nepastebėjo, ne? Ar aš ant tiek nematomas, ar kaip supras? Tavo mintis, kas vyksta? Sunku. O dabar sakyk kartok, man gera, man lengva, aš galiu. Kartok. Viskas įmanoma. Viskas įmanoma. Mes varom toliau chebra. Už jūs, kadangi jūs dauguma to nedarot, mes darom. 300 atsispūdimų, 100 pristrukimų, 8 km bėgimas. Už jūs visus vyrus. Ir vėl likome su Donatu dviese. Kas mes? Mes vyrai! Mes ir čempionai. Kas mes? Čempionai! Monstras, kylam! Dirbam, monstrai! Jiems tam! Didžiuotis savim! Turi didžiuotis savim! Kiekvienas turi didžiuotis savim! Didžiuokite savim! Всем sveikinam! Būtent aš jau padarė. Judam, spaudžiam! Nepasiduodam! Judam! Daugiau! Galiu! Spaudžiam! Arčiau. O, jam lengviau bus. Spaus! Iššūkiai, aš galiu! Dirbam! Už Ameriką! Lietuvą! Už armiją, už navį! Spaus! Šaunuolis, va čia tai Amerikos kareivis mūsų. Sveiki, chebra, likome dviesi su Donatu. Jau visi gale atkrito. Mes su Donatu įveiksim šitą iššūkį, tikrai įveiksim. Sakyti, jeigu norite pakeisti save iš išorės, iš vidaus, patariu tikrai apsilankyti pas Donatą. Tikrai patariu. Šitas žmogus duosim patarimų. Padės jums pasiruošti fiziškai, psichologiškai. Ir aišku, visada galite eiti su savo problemom pas jį. Žmogus tikrai su daug patirtį gyvenime šitam. Ir jisai šitą patirtim dalinsi su jumis. Tai tikrai sakau, apsimoka pas jį apsilankyti, jeigu norite pakeisti save į gerąją pusę. Tai šiandien kalbėsimės su jumis ir ką tik Donato paprašiau, kad išleistų mane prasibėgti krosiuką vienam. Jie ten visi eina, aš dirbu. Aš noriu būti kitoks. Ir jūs galite būti kitoks. Tik reikia peržengti tą tikrą ribą savo, išeiti iš savo komforto zonos ir pamatysit, jūs galite bet ką pasiekti. Tikrai esmė ta nėra sudėtinga, bet tai yra sunku. Tikrai reikia tiesiog save prisiversti, gauti disciplinos. Man yra žiauri dabar karšta. Aš nenoriu bėgioti, aš noriu prisėsti.
noriu ilsėtis, noriu pasijuokti su draugais. Bet ne, aš turiu tikslų šitam gyvenime, tai aš bėgiausiu. Aš matau savo, ką Bėgam, bėgam, sakau, bėgam, nesustojam, bėgam, bėgam. Bėgam, sakau. Ne. Bėgam. Yes, sir, yes, sir. Aš bėgiausiu. Noriu kovoti profesionaliai. Jau 3 metai kaip lankau boksą. Ką galiu pasakyti? Nesigailiu nei biškį. Tikrai nesigailiu. Tai yra geriausias dalykas, kas įvyko mano gyvenime. Įgavau pasitikėjimo savimi. Įgavau fizinės jėgos. Įgavau labai daug pasitikėjimo. Ir galų gale būsiu čempionas. Ką galiu pasakyti? Džiaugiuosi, kad iš mūsų telefonus atėmė. Džiaugiuosi, kad tėvai jos išsivežė. Pagaliau atsiribojau nuo tų aparatų visų. Ką galiu dabar pasakyti? Sportuoju. Dabar greitai sustojau, kad padarysim šitą video. Esmė ta, jūs daug kas stabdo. Tai gali būti antra pusė, aparatai, arba šeima, arba draugai. Arba blogi dalykai, kaip gėrimas, rūkymas, narkotinės medžiagos. Ką galiu pasakyti? Jeigu jūs turit kokį jausmą, kad tai jūs stabdo kažkiek nuo jūsų tikslų ar ką, pamąstykit tikrai. Pamąstykit, ar jums tai verta. Nes man asmeniškai nėra tai verta. Aš dabar geriau sportuoju, geriau jaučiuosi vietoj to, kad sėdėčiau prie telefono. Šios kartos žmonės, atsiribokit nuo visų šitų dalykų, kurie jums kenkia. Atsiribokit. Kai žmonės, sakau, paėmė telefoną. Aš realiai tikrai ilgai gal nesportavau normaliai, kad ir ant kiek buvau anksčiau protą pametęs dėl sporto. Dabar atėmė iš manęs telefoną, viskas. Aš vėl grįžtu į seną save. Viskas, aš vėl sportuoju, vėl jaučiuosi kaip tas žmogus, kuris buvau. Vėl jaučiuosi kaip žvėris. Tai dabar ką reikia padaryti, kai grįšiu šitos stovyklos? Neimti iš karto telefoną į rankas, pabūt porą dienų su šeima, pasidžiaugti, su antra pusė, jeigu turite, su draugais. Ir viskas, grįžtat atgal iš karto prie darbo. Grįžtat, 2 max dienas pabūnat su savo artimaisiais, judam toliau, kebra, nenuvilkit. Hello guys. We're going jumping. Let's go golfing. Bye-bye! Laikyk! Antras, varyk! Kaip sekas žuvis valyti? Šiandien 2 grobės turim, 2 lydekas, ne? Kur tau užsidėjo? Mūsų... Varom! Varom! Yes! Spausk! Greičiau! Gali! Sakyk, aš galiu! Galiu! Taip! Sekantis, bėgam, greičiau! Varom! Super! Spaudžiam! Dar! Opa! Spaudžiam! Dar! Galiu, sakyk, aš galiu! Galiu! Va! Opa, gerai! Op! Varom! Op, labai gerai! O! Ką tu čia veiki iš Amerikos Lietuvoje? Aha! Nu,
Nežinau, žinau, pas tėvynę atvažiavau. Tėvynės pasilgai? Taip. Kodėl verta grįžti į tėvynę? Žiauriai ramu. Maistas žiauriai skanus. Ir, nežinau. Miškai, gamta, Žalia. žalia. Visi dabar kariauja per šitą karštį. Visi net, kai kurie net realiai atsilieka, nes ant kiek karšta yra. Visi prakaituoja, užsimovė ant galvų. Gyvi vyrai. Ką suveikėte šiandien, ką supratote šiandienos? Kad karšta. Ką dar? Reikia vertinti vandenį. Vandenį reikia vertinti. Ką dar? Taupyti reikia vandenį. Taip, ką dar? Taip blogai per karštį be vandens. Kad taip nėra blogai, gali būti blogiau. Bet galima kentėti. Galima kentėti. Reikia Bet čia jau, pabūti. čia jau testuoja to visą psichologiją. Charakterį formuojam. Ką mes darom dabar? Formuojam savo charakterį. Kaip jautiesi? Kaip jautiesi? Žiauriai gerai. Kaip jautiesi, UK? Gerai. Kaip jaučiatės? Puikiai, nešalta? Iš jūsų klyksmų atrodė, kad baisiau. Ai. Nu kaip jaučiatės, Hebra? Šalta. Žalta? Žiauriai. Pafilmuok kitus. Gerai. Kaip tu jautiesi? Zajebys. Alio, kaip jautiesi? Liuks. Kaip tu jautiesi? Super. Pafilmuok. Kaip nuotaikos? Gerai. Nuotaikos puikiai. Vanduo. O, ką suvokiai? Pirma. Mes rizikavom kojų gyvybę. Taip. Antras, mes viską galim įveikti. Trečias, galas vos juda. Galas vasuda. Gal? Nu ką, mano čempionas racija nepasiduoda. Mums reikia pasivyti priekį. Varom. Nu, vaikinas pasikeitė batus. Vakar ėjo basas. Grįždamas, nes batai spaudė. Šiandien nauji batai. Ir bėga. Viskas įmanoma, tai viskas įsigalvoti. Bėgia toliau. Nu ką, vyrams šiandien gerai užduotis kiekvieną dieną 3 km bėgimas. Sako negali, o paskui gali. Viskas tik mūsų galvoje. Didžiuosi su vaikinais. Rytoj laukia challenge'as. 100 prisitraukimų, 300 spaudimų. Tik tie, kas nori ir kas gali. Stebėkit. Vaikinams pajuokavom, kad čia nesportuosim. Lisėsimės, iš tikrųjų banda juda. Tikslas tinklinis. Sužaisti tinklinį ir gerai praleisti laiką. Nu va, mes visi čia. Galit sakyti, kad aš išprotėjęs, bet aš per tokį karštį apsirengęs žiauriai šiltai. Metu svorį, ruošiuosi prieš šuolą. Mane Donatas tikrai paruoš prieš varžybas viską fiziškai ir psichologiškai, tai aš jam dėl to dėkoju. Mūsų vyrai šiandien tikrai gerai paruošti. Šiandien trečiadienis ir jau jie bėga daug geriau negu sekmadienį ir pirmadienį. Varom. Bėgam, chebra. Kaip jaučiamės? Gerai? Labai gerai. Sveiki gyvi. Tokia info apie stovyklą. Tai paaugliai tikrai atsigavo. Dauguma pradžiai buvo pasimetę. Jis nenorėjo nei bėgti, nei sportuoti, nieko nenorėjo daryti. Jis kalbėjo, kad negaliu, ten kojas skauda, tas blogai, galvas skauda. Bet pabuvę grynamo yra normalu, kad tai žmogus jaučiasi diskomfortą, nerimą ir visą kitą. Ko pasiekoje persilaužė. Trečiadienį mes turime super gerą klymą, kurie nori challenge'ų, nori daugiau sporto.
nori apibėgti ežerus didelius, tai mes galėsime pasiekti labai daug. Su tokia komanda galime gyventi labai daug tikslų. Labai didžiuosi vaikinais ir džiaugiuosi, kad mes su jais susitikome. Tai priminimas visiems ir tėveliam, leiskite paaugliams daugiau savarankiškumo, nes jiem tikrai gali daug. Jiems labai patiko sėdėti, kalbėti su savo kompanija prie laužo ir pasakoti savo istorijas, dalintis įžvalgomis, patarimais ir labai daug suvokia apie gyvenimą. Nes namuose, dėžutėj, kompiuteriai, jie to neranda, tai ką randa šiame nuostabiame pasaulyje. Tai linkiu visiems toliau mėgautis gyvenimu ir leisti paaugliam kuo daugiau klysti, mokintis iš klaidų ir tobulėti. Atliekame daug challenge'ų ir žinau vieną, svarbu, ar tu jaunas, ar tu studentas iš jus, ar senjoras, tu turi visada judėti ir laimėti prieš savo negaliu, kiekvieną kartą motyvuoti save, atsistoti ir bėgti, niekada nepasiduoti. Leisti visada į priekį, leisti savo klysti, leisti savo būti netobulam, priimti save toks, koks esi ir mėgautis savo gyvenimo procesais. Nekovoti su savimi, o priimti save. Tai yra svarbiausia kiekvieno vyro, kiekvieno paauglio charakterio savybė. Jeigu mes tai turime, mes galime laimėti viską ir mes galime pasiekti viską, apie ką tik svajojom. Kelkis, brol, varom. Ką jūs čia veikit, vyrai? Naktis jau, dar maudosi. Jūs esate mūsų vandeniai. Du vandeniai, kurie negali gyventi be vandens. Negalim gyventi be vandens, jeigu plaukiam. Labai gerai. Visi atsilikę grinai. Bėgam, 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 jebra. Va, vėjamės mūsų vadovą Donatą. Matot, kaip netoli jau esame. Jisai net nežino, kad aš esu čia. Bet ką galiu pasakyti. Greičiausiai visada priekį būna, jau visi ten atsilikę žiauriai. O mes vis nepasiduodame. Challenge'as. Prasidėjo 300 atsispaudimų. Darom. Kam reikia su pagalba, varom. Turite vandens? Va, gerk. Varyk. Nepasiduodam, nei vienas. Nei vienas nepasiduodam! Dirbam! Pusę padarėt, kaip jaučiamės? Kaip jauties? Kaip jauties? Kaip jaučiamės? Kaip jaučiamės? Kaip jaučiamės? Kaip jaučiamės? Kaip jauties? Gerai jaučiamės visi. Žvėris gimsta. V8 gimsta! Visas su. Dar liko 5 setai. Bet kas vyksta viduje? Aš galiu. Gali. Kas vyksta tau viduje? Kas viduje vyksta? Nuovargis. Bet kokie emocijos? Piktumas, kad nežinau, kad galiu geriau. Šaunuolis, kas vyksta viduje tavo? Miršti. Kas tu? Liko 5, beveik baigiau. Kaip jauties? Daug liko, bet gerai jauties. Kaip jaučiamės? Fui. Kas viduje vyksta? Užsispyrimas. Okei, kas viduje vyksta? Kas gimsta? Kas pastai gimsta? Navi? Grįžę į Ameriką padarys juos? Tavo tikslas savo kuopą padaryti. Padarysi? Šaunuolis. Dar! Šaunuolis. Varom! Gulam, dirbam! Spaudimų ir pabaigsiu. Dirbam! Judam, Navi! Varyk!
Navi, viskas? Galim daugiau. Ką supratai, po tiek atlikęs šitą treniruotę? Kad visi gali tai padaryti. Ir niekas... Taip mąstom, kad nieko negalim, bet iš tikrųjų viską galim. Ką jūs, Kebra? Kaip jūs? Kokias mintis po treniruotės? Be minčių. Monstrek, mačiau tau geras veidas, gerai atrodė, kad kokias mintis po treniruotės dabar? Labai geras, jaučiuos daug geriau ir laukiu, kol bėgsim aplink ežerus. Nu, čempionas kaip tu. Gyvenime nenuvertinkit savęs. Eikit pro savo limitus. Nepasiduokit. Svarbiausia, nepasiduoti. Va čia tai komanda. Man patinka šita kompanija mūsų. Atvirai pasakęs, norėčiau, kad tai liktų savaitę dar. 2 savaitės. O čia tai pavarė. Nu kaip jauties? Nežinau. Kodėl nežinau? Kaip prieš bėgimą jauties? Pasiruošęs. Pasiruošęs bėgimui? Pasiruošęs. Kas dar bėga? Gerai, liko tik aš. Pasiruošęs bėgimui. Įveiksiu Donato challenge. Aš tikrai savęs nenuvertinsiu, nepasiduosiu. Ir ką galiu pasakyti, tegul meta bet kokį iššūkį į mane. Aš padarysiu viską, kad tai įveikčiau. Nes aš toks žmogus esu. Tikrai esu stiprus. Psichologiškai ir fiziškai. Man šita stovykla tikrai pravertė. Padėjo labai suprasti. Ir uždaviau tau savo. Šioje stovyklai būdamas uždaviau savo tokį klausimą, kas aš toks esu. Aš supratau, kas aš toks esu. Ir dabar viskas. Galėsiu atsakyti į bet kokį klausimą šitam pasaulyje. Jau pagaliau įveikiau save psichologiškai ir fiziškai. Donatai, kaip jaučiamės? Aš puikiai. Mes su komanda dabar pavarysim. Bėgsim 2 ežerus šitus dar. Gerai. Visi sakai? Donatas dabar labai susikaupęs ėjimu. Leidžia motyvacinę muziką. Pažiūrėkit man, kiek susikaupęs Donatas. Akinius kas pasiim? Akinius! Akinius!